Kiekviena aukštoji mokykla, universitetas turi savus reikalavimus. Todėl reikėtų labai įdėmiai perskaityti į interneto puslapį skelbiamą šią informaciją. Planuojant savo stojimo kalendorių, reikėtų atkreipti į keletą galimybių. Dažnai universitetai turi ankstyvą stojimą arba ankstyvą veiksmą. Reikėtų žinoti, kad stojantis, teikiantis savo paraišką datoms skirtom ankstyvam stojimui ir priimti įsipareigoja važiuoti į tą aukštąją mokyklą studijuoti. Reguliarus paprastas stojimas dažniausiai yra vėlesnis, tačiau konkursai galbūt tada jau yra didesni. Reikėtų pasižymėti ir šią datą. Visa eilė aukštųjų mokyklų turi pastoviai besitęsiantį priėmimą, taip vadinama rolling admission. Reikėtų žinoti, kad pildosi studijų sąrašai, studijuojančių sąrašai ir stengtis pateikti savo paraišką kuo anksčiau. Galvojant apie studijas Amerikoje, reikia žinoti keletą skirtumų. Skiriasi priėmimo taisyklės į Amerikos aukštąsias mokyklas. Reikia jas gerai perskaityti, iš anksto prašyti savo vidurinės mokyklos akademinių išrašų. Tie akademiniai išrašai beje turėtų būti išsiųsti tiesiogiai iš mokyklos į universitetą. Reikėtų pagalvoti, kas rašys jūsų rekomendacijos laiškus. Tai be abejo turėtų būti mokytojai, kurių dėstomas dalykas yra artimesnis jūsų pasirinktai specialybei. Tartis su anglų kalbos mokytoja, kad išverstų tas rekomendacijas. Ir rekomendacijos taip pat turėtų būti išsiųstos tiesiogiai mokytojų, trenerių arba mokyklos vadovų, kurie rašo tas rekomendacijas į aukštąją mokyklą. Tai turėtų nebūti atiduotos būsimajam studentui. Toks yra Amerikos aukštųjų mokyklų reikalavimas. Taip pat reikėtų ruoštis ir planuoti savo egzaminus, galvoti ir rašyti savo motyvacijos laišką ir laiku pateikti savo dokumentus Amerikos aukštųjų mokyklų. Tai būtų brandos atestatas. Jeigu nėra dar brandos atestato, tai stojimui galima siųsti akademinį išrašą paimtą iš vidurinės mokyklos arba gimnazijos. Egzaminų rezultatai taip pat patvirtina jūsų žinias ir jūsų akademinius pasiekimus. Jei jūs jau studijuojate Lietuvos aukštojoje mokykloje, tai dalis jūsų jau išklausytų dalykų gali būti užskaityta, todėl šitie akademiniai išrašai taip pat gali būti siunčiami Amerikos aukštosios mokyklos. Juos galima būtų sugrupuoti taip. Anglų kalbos egzaminai, tai galėtų būti TOEFL'as arba IELTS'as, ir bendrų gebėjimų egzaminai, tai yra SAT arba ACT. Kaip pasirinkti tuos egzaminus? Ir internete pažiūrėkite egzaminų aprašus ir pavyzdžius. Ir pasirinkit vieną iš anglų kalbą tikrinančių egzaminų, tai IELTS'as arba TOEFL'as, ir arba SAT arba ACT egzaminą. Šis dokumentas pakeičia atrankos komisijos pokalbį su jumis. Todėl tai turėtų būti dokumentas parodintis jūsų asmenybę, jūsų pasiekimus ir jūsų siekius. Jis turi būti glaustas, tikslus ir įtikinamas. Jame turėtų būti parodyti jūsų akademiniai pasiekimai ir jūsų asmeninės savybės. Jų dažniausiai reikia 2 arba 3. Jas gali rašyti mokytojai, mokyklos vadovai, jūsų treneriai arba žmonės, su kuriais jūs darėte vieną kitą projektą. Kas ten turėtų būti įtraukta? Ten turėtų būti aprašyti jūsų akademiniai pasiekimai ir kiti užklasinės veiklos pasiekimai. Šis dokumentas turėtų būti pasiekti komisiją siųstas rašiusio tą rekomendaciją. Taigi, ją turėtų siųsti mokykla arba mokytojas arba jūsų treneris. Jeigu jinai rašyta lietuviškai, prašykit, kad ją išverstų jūsų anglų kalbos mokytojo mokyklos ir pasirašytų. Internetiniam puslapį Education USA
jūs rasit puikų pagalbininką renkantis studijų vietą, stojant, sėkmingai pildant paraiškas, stipendijų informaciją ir visa kita, kas reikalinga būti sėkmingam stojant į Jungtinių Amerikos valstijų aukštąsias mokyklas. Naudokite šio internetinį puslapį.